Kongresas Naujoji Europa. Spalio 24-26 Milane, Italijoje. Antras klausimas, kodėl taip svarbu atvykti į kongresą? Koks yra kongreso, tokia yra dvasinė vertė kongreso? Kodėl taip svarbu atvykti? Taip, visų pirma, noriu pasakyti draugams, tai yra klausimai, kurių mes patys savęs klausime, labiau vidiniai klausimai, neišreiškiant žodžiais, bet yra tie klausimai, kodėl aš turėčiau atvykti. Man reikia tik skristi, tai kainuoja pinigus ir galbūt aš netgi privalau. Taip, turiu atskristi, nusipirkti dar šalia to Samsungo naują telefoną, iPhone 6 reikia dar nusipirkti. Jo, kažką tokio, daugybė visokių galimybių, kodėl neatvykti. Mes kalbėsime apie tai, bet staiga viskas tampa svarbiau, tokie dalykai, tai. Taigi, mes turime suprasti, kažkada kabalistai neturėjo nei pasų, nei mokinių, net asilą neturėjo. Ir matydavo mokytoją vieną ar du kartus, vieną kartą per mėnesį, kelis kartus per metus. Ir jie iš tikrųjų keliavo, jautė to svarbą ir jautė, kad būtent tas susitikimas su kitais kabalistais, tai yra svarbiau už viską jų gyvenime. Ir tuo metu nebuvo nei Samsungo Galaxy, nei Phone, nei kitų dalykų. Dabar išradau televizorių, kuris išlenktas formas. Tada jie daug ko neturėjo. Ir šiandien atrodo, tarkim, aš gyvenu Bulgariją ir turiu vykti į Italiją. Galbūt aš vykdavau į Rumuniją, į Sankt Peterburgą. Kodėl turėčiau vykti į Italiją? Galbūt iš viso nemėgstu, nepatinka man tai Italija. Ir taip pat yra pinigų klausimas, daugelis kitų dalykų. Bet mums reikia žinoti ir prisiminti, ką aš bandau bent jau padaryti tokiais momentais, kai man šiek tiek sumišęs esu ir turiu kitų tikslų, bandau prisiminti pirmą kartą, kai atradau atsakymą į visus šios klausimus. Ir prisimenu, kai pirmą kartą aš atvykau į šį pastatą ir buvau pirmoje rytinėje pamokoje. Ir pirmą kartą, kai buvau kongrese, ir tada aš atnaujinu savo prisiminimus ir žinau, kad fizinis susitikimas, būtent kongresas, bet to aš galiu garantuoti, nebent gyveni kažkur tai viduje Antarktidos ir neturi jokios galimybės atvykti, taip iš viršaus suplanuota, bet jeigu yra bent menkiausia galimybė, tikimybė atvykti, tiesiog būtina atvykti ir tiesiog išnaudoti tą galimybę. Ir svarbu labai susitikti su draugais. Aš turiu sukurti kartu su jais tą žiežirbą įžiebti ir paskui sukurti tą liepsną. Tiesiog reikia žmogui įsijungti kaip tam jungikliui rozetė ir tada tai pradeda veikti. Be to, aš matau, kad tai labai yra sudėtinga, sunku judėti priekį. Skamba taip, tartum kažkas naujo tau atsiskleidžia. Nežinau, kaip tau atrodė šis kursas ir ankstesni dalyvavimai kongresuose. Bent jau pagal save galiu pasakyti, pagal savo fizinį charakterį.
Iš tikrųjų esu pakankamai kuklus ir tikrai mieliau būnu vienas. Man nepatinka minia, aš nenoriu reikšti, nemėgstu daug emocijų, dalintis su draugais, bet kai atvykstu į kongreso vietą, tiesiog viskas pasikeičia. Ta vieta leidžia jausti, trokšti visko to, ko norėjai, pasiekėjai, to bendrumo jausmo, pakilti virš visko, leisti visą tą realybę iliuzinę. Ir iš tikrųjų atrasti ne mintyse, bet jausmuose, būtent tos jausmus, galbūt net išmatavimus, apie kuriuos negalvojau, kad tokie egzistuoja. Tiesiog įžengi į naują tikrovę. Šalies žmonėms atrodo, sėdi kažkas, dainuoja, šoka, kas tie žmonės, kas tie veidai, nesivienčiau su jais niekad, bet kai įžengėte, einate į tą vidinį matymą ir atrandame, kad būtent dvasingumas yra tarp draugų atrandamas ir jeigu žiūrėjote pamokas kartu su Ravu Laitmanu, žinote, tik tai po to supranti, pro ką tu per ką perėjai. Ir iš tikrųjų svarbiausia tiesiog leisti savo atvykti į kongresą ir nepaslysti mintyse.